Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir šiandieną mes pradedam savo darbus Riga Outdoor parodoje ir greitai apžvelgsime, ką mes atsivežėm į šį stendą. Tai atsivežėm visą liniją savo irklenčių, nuo ekonominių modelių iki pačių prabangiausių. Naujienos šių metų tai yra, visi pradeda orientuotis į komfortą. Tai jau praktiškai išpardavėm visas savo patogias sėdynės, rėminės sėdynės irklentėm. Už poros savaičių turėsim naują siuntą, tai jos labai populiarios. Liemenės, aksesuarai, nauja žvejybinė baidarė Beluga. Taip pat turime ir elektrinių variklių žvejybiniam baidarėm, jie labai gražiai įsistato. Šitas yra su navigacija. Šią baidarę apžvelgsime truputį dar vėliau. Iš Pelikano taip pat turime naują modelį žvejybinę baidarę Ketchą. Naujas irklas. Šį modelį apžvelgsime taip pat truputį vėliau. Jisai turi užlenkiamą sėdynę, kur gali pasikelti arba naudoti kaip staliuką, arba ant jo irgi gali atsisėsti, jeigu nori aukščiau žvejoti. Nauji tašiukai. Pelikanas taip pat labai koncentruojasi į patogumą. Išleido Alliance naują dvivietį modelį, labai lengva, supaprastintas, kad nebūtų kam lūžti, kad būtų patogu naudoti ir būtų nesunku jį transportuoti. Žinoma, modulinės baidarės, daug žvejybinių baidarių šiais metais, kaip ir praeitais metais, vis labiau orientuojasi rinka į žvejybą. Tai populiarėja žvejybinės baidarės, ypač modulinės baidarės, kad būtų galima jas sandėliuoti ir laikyti namuose, nereikia specialaus garažo ir patogu transportuoti. Pripučiamos baidarės, dėžės daiktams į baidarės, dviratis, vandens dviratis ir tikras vandens dviratis, kurį galima minti tiesiog kaip paprastą dviratį atsisėdus. Standartas dvivietės baidarės Karibau, Jolie, dar daugiau žvejybinių baidarių, vienviečių baidarių. Taigi apie visas naujienas pašnekėsime parodos metu, visas naujas baidarės irgi apžvelgsime, o toliau, jeigu kils kokių klausimų, ar norite, kad specialiai aprodytumėme iš arčiau kokį vieną kitą modelį, rašykite ir mes jums jį nufilmuosime ir aprodysime.